pasveikinti, malonu, kad visi susirinkome ir daryti bendrų meninių veiksmų, kurti kažką bendrai. Bet šis projektas išsiskirs todėl, kad menų terapijos centras atliks tam tikrą tyrimą, kuris statys dabar Audra. Aš esu menų terapijos centro vadovė. Šiemet kultūros taryba pirmą kartą Lietuvoje skelbia tokias paraiškas kaip kultūriniai, tarpdisciplininiai, socialiniai, humanitariniai tyrimai. Ir dėl to tas mūsų susitikimas, kaip sakė Snieguolė, jau nėra toks, kaip anksčiau buvo, kad mes susitinkam tik tai kurti tą veiksmą meninį, bet jisai taip pat bus ir moksliškai įvertintas. Pagrindinis tikslas viso tyrimo yra tiesiog aprašyti meninio performanso kūrimo patyrimą, kaip jūs būdami šitame procese, kurdami, ką jūs patiriate, kokie jausmai kyla, kokios emocijos, ką išgyvenate, ar sutarėte, ar nesutarėte. Ir tai yra pagrindinis viso tyrimo, viso šio performanso, sakykime, tos dalies pagrindinis tikslas. Tas žodis performanso, ką jis būtent reiškia? Performansas tai yra veiksmas arba pasirodymas ir būtent ypatumas jo, kad reiškia tas veiksmas iš tos meno istorijos pusės, kad jo tikslas buvo ardyti ribas tarp žiūrovo ir kūrėjo. Tai reiškia, kad mes kūriamas veiksmas ir būtent tai tas veiksmas čia ir dabar vyksta ir čia yra performansas. Lietuviškai būtų pasirodymas gal, bet čia yra meno forma šiuolaikinė.